Lietuvos ledo ritulio federacijos prezidentas Petras Nausėda padėkojo Elektrėnų rajono savivaldybei. Tarybos posėdžio metu Petras Nausėda padėkojo už savivaldybės indėlį į Lietuvos ledo ritulio plėtrą bei pagalbą Energijos ledo ritulio klubui. Visiems tarybos nariams, savivaldybės vadovams padėkoti už darbą, už indėlį į ledo ritulį. Šiandien noriu padėkoti visos ledo ritulio visuomenės vardu, nes jeigu nebūtų Elektrėnų požiūrio į ledo ritulį, tokio požiūrį, kokį mes turime, kartais geresnį, kartais blogesnį, manau, ledo ritulį integruotų mūsų Lietuvoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad pagal indėlį Elektrėnų savivaldybei neprilygsta šiandien nei Kūno kultūros ir sporto departamentas, nei pati federacija, nei joks kitas privatus vienetas. Su mūsų turimom bazėm, su mūsų turima infrastruktūra, sporto mokykla ir požiūrių suaugusių ledo ritulį, manau, mes ir ateityje nepaliksim niekam dvejonių, kas yra ledo ritulio lopšys, ledo ritulio motina šiandien kiekvienas. Elektrėnų savivaldybė išties yra lopšys, ta motina, kuri globoja Lietuvos ledo ritulį. Ir pagal investicijas vertinant investicijas infrastruktūrą į sporto mokyklą, į suaugusių sportą, kalbu apie ledo ritulį, tai neprilygsta nei viena Lietuvos savivaldybė. Ir dar nei vienas privatininkas, nei viena privati kompanija turbūt nėra tiek investavęs, kiek savivaldybė šitą reikalą. Tai, manau, yra sektinas pavyzdys. Tačiau, be abejo, manau, yra dar kur tobulėti, visi mes galim kur tobulėti. Jūs rūmus, matot, yra jie renovuojami ir, aišku, ir komandai tiek yra mintis apie vaikų ledo ritulio mokyklą, tiek apie profesionalų komandos subūrimą. Tai yra to lygio pakelimą, kartelės pakelimą, sukviesti visus užsienį rungtyniaujančius ledo ritulininkus. Tai jau kalbu antrus metus, aš to siekiu, mano kompanija to siekia, bet nėra taip paprastas dalykas. Bėda ta, kad ne visi rėmėjai vykdo dar iki galo įsipareigojimus, tai suvesti negalėsim turbūt konkrečiai įvardinti po sezono.